Labą dieną, junk vaizdą, alio, kur vaizdas? Lauk. Toj. Tuoj, Nu, tuoj Ar žiūrim. nenori vaizdo? Oi, žiūrėk, kokia. Na, Įdegus vis dar. Palauk, aš laiptais bandau nulipti, Na. dabar žinok, aš lipu laiptais labai atsargiai. Einu, atsisėsiu ant gal laiptų. nenusivesi? Ai, palauk. Toj. Pasidarius ševeliūrą, ne? Kaip tavo koja praėjo? A, nu tokia. Kažkokia gyva dar. Eina nafik. Nu, klausyk. Bet nieko nesusilaužei? Ne, tikriausiai nieko. Buvau šitam ligoniniai, tai ten peršvietė, sakė, viskas gerai. Tai palauk, aš dar šunis įleisiu. Tai viena žodžiu, reikia klausyką pavadinti šitą laidą kaip nors interviu su Sabai ar ką nors. Aš tikiuosi, man rašosi, nes aš paspaudžiau. Ateik, Dumai. Dabar prasidės mano durininko pareigos. Kaip žinot, klausyką rašosi? Nes jeigu nesirašys... Ai, va, rašosi. Klausyk. Nu, tai va. Tai vienu žodžiu, šiandien turime pokalbėlį su mūsų auklytė Laura, kuri iš Panevėžio, ne? Iš Panevėžio tu šiaip? Taip. Jo, o Gytis nedalyvausia, ne? Gytis žolę pjauna užsiėmėsi savais dabar reikalais. Ok, tai vienu žodžiu, norėjau aš žmonėms padaryti tokį kaip ir interviu su tavim, kad tie, kurie ateityje gal galvoja, kad ar atvažiuoti ar ką nors, kad žinotų, kad čia ne viskas uogom ir braškim klota. Man tai atneš mano klausimus. Man tai. Nes aš, jeigu perjunginėsiu telefoną, jūs valgyt nori daug mano klausimus. Man tas va irgi šiandien grįžo, pasirodė. Labą dieną. Labas. Sako, pabėgo Laura, neberasim, sako, nei šunų, nei trobos, sako. Kaip, Ne. šitą prisiminė? Bet visi vietoje, ne? Jo. Krūtėl. Kūtvala tas grįžo šiandien. Gerai. Tai kad ilgai nesiplės, nes aš čia po to, žinai, kelias valandas išeisiu, tai pirmas toks būtų klausimas, kaip iš jūs kiek laiko užtruko tau apsispręsti va, tokiai ekspedicijai, tokiai nesąmoniai, kad važiuoti? Man tai truko labai iš tikrųjų neilgai, aš pat tik pirmą kartą postą, kai pamačiau, aš jau sakiau, labai noriu varyti. Bet reikėjo įkalbinti Gytį. Gytis iš pradžių taip nežinojo, kur varo, nes jūsų nepažinojo, nei karto nematė. Tai atrodė kaip pas visiškai svetim žmonės, o aš tai, kai jūs sakau, jau labai ilgą laiką, iš tikrųjų, tai nuo pat 2016, kokį 2017 metų, tai aš visą jūsų veiklą realiai mačiau, tai man reikėjo jį kalbinti, nes aš tai iškart norėjau, iš tikrųjų. Aš pamačiau tą postą, aš sakau, nu čia man reikia varyti, tikrai man. Čia buvo, jaučiu, Gyčiui, tipo, išveščia, vienu žodžiu, papjaus, kepenės išims, parduos. Jo, organai tenai paleis, jo. Geras. Nu, ilgai kalbinėjai, Gyti, kiek teko įkalbinėti? Ar jis ten turėjo viską apsiskaityti apie salą, apie mus? Ne, iš tikrųjų niekas labai daug nesiskaitė, tiesiog kai mes pakalbėjom, pamatė, kad jūs irgi žmonės kaip ir žmonės normalus, nekokie nekeistuoliai, nieko net, ta prasme, viskas normaliai, šilti, labai priimantis, viską papasakot, viską realiai parodėt, iš karto kaip kas vyksta, kaip tenai pas jis visas eismas vyksta, viskas vienu žodžiu, kiek šunų, kiek ten visokių aklų, be kojų, be rankų, be vienu žodžiu visokių, tai ir viskas kažkaip ir aprimo jisai labai greitai, iš tikrųjų, su tą mintim. Žodžiu, atvarė su konspektuku. Jo, jisai realiai sakau, taip pamatė viską gyvai ir tiek, gal to aš ir skambinau iš karto. Tai jis darėsi tokius kaip namų darbus tenais, kad paskaityt biškį, pažiūrėti, kaip čia, kur čia, kiek kilometrų nuo Lietuvos. Nu, jo, jam įdomu, tai jis labai daug visokių intervų žiūrėjo, visokių videokų žiūrėjo apie tą Tailandą, apie salą. Apie kas per žmonės, kas per maistas, irgi man papasakojo po to, kad sala tokia ir tokio dydžio, tenai
O tu tipo, Tas ai, ir tas. rimtai, tipo, ai, nežinau net kur važiuoju. Važiuoju Aš su tai nupirkti. nespėjau, žinok, aš nieko negūglinau, nieko, man tai aš tiesiog, aš visai padėjau tą mintį, kad aš važiuoju kažkur ten į stalčių ir kad kuo greičiau man tas laikas praeitų, kad kuo greičiau ateitų ta diena, kad važiuojam, nes aš jau žinojau, kad čia bus, nežinau, tokia, man faina kelionė, aš nežinau, aš laukiu juos be galo ir laukiu. Palauk, tai blemba! Man tai, gelbėk! Man tai, pifą nuvaryk ir uždaryk, kad nors neįmanoma susikalbėti. Tas krupis, blemba, man įkando, kročiai, kai jis kapoja su tuo pifu. Koks mandras. Jo, ją reikia atsargyti, man pifas, man atrodo, irgi kažkaip brūkštelėjo vienu metu, kai ten prie mano kojos pradėjo pyktis. Prie manęs, čia kai pradėjo kapuotis ir blemba, tas krupis, ką aukštai mano, žinai, ranka, eik iš čia, pasim gal jie, vieno žodžio. Nu, aš negaliu interviu imti, krupį, blemba, durnas, tu šuo. Krupį, mes mokinomėsgi gražaus elgesio taisyklių. Mokinai ką nors? Mokinau nekandžiat. Jį iš vis įmanoma išmokyti, žiūrėk. Jau turbūt nešėri kokias 2 valandas, ne? Labai alkanas. Gerai, klausyk, toliau praleidžiu tada, vienu žodžiu, mano klausimai prapuolė, aš čia jaudinu, žinai, kaip per tikrą interviu. Taip, didžiausia tavo baimė, dėl kurios galbūt pergyvenai, bet iš vis nevertėjo, iš vis, ar kažkoks jaudulys, dėl ko labai pergyvenai, po to galvoji, ar iš vis buvo dėl ko nors, ar gal Gytis dėl ko nors pergyvena, ar tu, ir po to, kai atvažiavai, sakai, kad nevertėjo iš vis. Nu, aš net nežinau, iš tikrųjų, Gytis baiminasi, aš tai nepasakyčiau, kad aš labai turėjau tokių baimių, aš sakau, kai aš nieko nesiskaičiu, nieko man visiškai, aš nežinau, su tokiu labai dideliu pasitikėjimu važiavau, tai man nebuvo labai didelis skirtumo, kas ten bus, aš nei bijau tų gyvačių, nei ką, bet kai Gytis bijo gyvačių, tai jisai labai irgi bijojo, kad tenai vos nereikės tam anakondom, kobrom miegoti, bet tas realiai nepasitvirtino, matėm 2. Ai, rimtai, tai pasisekė, vienu žodžiu. Jo, bet abidvi kaip įdomiai, nes varėm pasimti vaisių vieną kartą ir ėjo link tokio kaip ir, kad atsisties ten sėdmaišių kažkas tokio ir buvo toks stogelis padarytas. Ir taip tik priejau ir matau, tik tai kažkas nukirto, pasižiūriu ją, matau, ten gyvačiukas vara. Ir tada antras kartas buvo, kai... O kai nukrito, Gytis buvo su tavim? Jo, tai iš karto sakau, davai sėdam, sakau, jinai nušliaužė jau. Ne, sako, aš jau viskas nebesėsiu, tenai varom į kitą vietą. O antra gyvatė nukrito irgi kipėjau. Iš jūsų arkos tos tokios irgi, tai prie pat irgi priešais akis taip nukrito, pasižiūrė, aš ją žiūrė, jinai nieko nejuda, aš nufilmavau. Ir sakau, apsimesiu Gyčiui, kad nemačiau nieko, žinai, ir tada išgąsdinsiu. Apsisukau, žinai, nusisukau, atsisukau, jau žadėjau, žinai, šaukti, žiūrėk gyvatė, žinai, bet žiūrėk, nebėra jos, galvoju, blemba, nebeišys, išgąsdinti labai greitai irgi. O šunis nematė? Ne, nematė. Nes aš kai grįžau, ta prasme, mačiau vieną, bet tokią plonytę, ten jau buvo patvarkyta ir tuose vazonuose, kur pas manęs tie auga lotosai aukšti, ten jos dabar gyvena tam vandenį, tai aš norėjau rankas nusiplauti, taip kišu ir iškišo galvą, sako, laba diena. Bet mažytės tokios. Kai sliekiukai tokie, jos ten kažkokios vandeninės yra tenais. Jo, tai. Bet žalia su dryžiais ar ne? Ne. To žalio, paprasta tokia ruda. To žalio su dryžiais, tai jos vadinasi netgi grass snake, ten jos labai nepavojingas, bet jeigu yra žalia su ruda uodega, yra labai labai nuodingas. Tai reikia žinoti, žiūrėti kokią uodegą. Gerai. Nei vienos neėjom labai Tai po visko, kaip grįžai, viskas praėjo, ar įsivaizdavai, kad viskas bent jau taip bus, ar kažkaip kitaip viską įsivaizdavai? Kai atvažiavai, galvojai, kad bus kažkaip gal kitaip viskas? Ar kad šunų bus mažiau, ar kad to darbo gal bus mažiau? Kažkaip aš galvojau, kad tie šunys galbūt jie savom veiklom užsiema labiau,
Nu, kas į Nu, būrelį, jos kas nežinau. šokti baletą, kas kaip nors. Kažkas savo tenai ar uostinėja, ar dar ką. Ir ne tai, kad nesusitelkė jie ant to namų naikinimo, bet žiūri kiekvieną rytą, kas rytą aš vis atsikeliu, tai va sakau, krapai kokie išversti. Mano Tai vargšai. vaistų bankutė pradrasyta, galvoju, blemba, sakau, ras atvažiuos, tai sakau, nei vienos gėlės nebeliks. Nei vieno tenai jos sunkaus, sakau, darbo nieko nebeliks, vienu žodžiu, bet tai pagalvė kokia, aš galvoju, žinai, jie ten, nu, didelis sodas iš tikrųjų, tai labai daug, gal sakau, nu, tenai varinėjo, kažką ten žiūrinėjo, ieško, bet jie nieko, iš tikrųjų, jie sėdi realiai savo. To sodų jie nesinaudoja, iš tikrųjų, galėtų čia lakstyti, bet ne, jie, ta prasme, jiems per prastas tas sodas matyti yra. Nu, kažkodėl, sakau, aš galvojau, kad jie tikrai daugiau savais reikalais, tai ten dar kas ką, bet ne, jam labiau įdomu namų reikalai ir namus sutvarkyti. Darkyti. Šiaip iš tikrųjų, žinok, kai išvažiavo, vat, Leo, Kutis, Lapė, žinok, tokia ramybė yra, vat, išskyrus Krupiui, vargšui, vat, yra labai didelis stresas ir tokia, nu, kaip, gal net depresija, sakyčiau, nes jis neranda tų sąjungininkų, supranti, prie kiekvieno eina ir Pifas ypač ant jo pradėjo rautis ir jo, žinok, niekas, nei mano vazonai ištampyti, niekas, žinok, viskas švaru, ta prasme, nu, myžalus išluostau pudros, bet šiaip, žinok, jokių zbitkų, vat, tie reiškia, tie, kur išvažiavo pagrindį ir pridirbdo Leo, Kutis, Lapis, ten, va, tie, va, trijulė tą. Po Leo ir Kučio labai pasijutė, tas toksai biški ramesnė, nes biški mažiau gal zbitkų, bet Krupis jo, iš tikrųjų, jisai bando su tuo Pifu, va. Su Pifu gal ir žaisti šiek tiek, bet, nu, kažkaip jis neranda, kas su juo pažaistų, visiems biški jau gal per seni. Jos mėginim realiai, nes jisai tai toksai, bet gaila man jo, iš tikrųjų, jisai toksai, nu, nori kažką veikti, kažką dūkti ir nieks su jo neužsiema. Nu, jis toks jauniklis dar. Gerai. Bet nieko. Taip. Kas sunkiausia buvo? Ar jau čia, nu, ta prasme, iš vis kas sunkiausia? Ar pirmom dienom, ar iš vis visų to laiku? Pirmom gal dienom buvo biški sunku apsiprasti, vis tiek buvo toks kultūrinis šokas, kad visų pirma, vos pajudė, tu prakaituoji, kaip nežinau kas, fontanais ir... Primink, kiek kartų į dieną maudydavais? Neklaus, nes... Ir rūbus keiti po porą kartų į dieną ir maudais ir vis tiek nieks nepadeda realiai, tik tai sėdėti. Nu, tik tai va tas, gal sakyčiau, kultūrinis šokas, kad atvažiuoju šiltą, be galo, kad, nu, vis tiek nepratus aš prie tų daug šunų, pavyzdžiui, aš ir pati turiu šunų, bet, nu, ta prasme, vis tiek 30 yra visai kitas skaičius, nei ten 2. Ne 2. Nu, taip. Tai va, kad vis tiek yra ir tų tokių, kad ir piktų, ir kurie nepriema, ir kurie nebendrauja, tas pats Leo, ir pirmom dienom vaikšto aplinkui, loja, dar kažką. Po to tai draugelis jau buvo, darė man pedikiūrą, dar kažką tada vėl. Pedikiūrą? Jo, atsistoja, žinai, tarp kojų ir kramto man nagus, nu tai. Vienu žodžiu, visokių tenai, ir, kad sakau, ir yra, va, ir pudrytę reikėjo pasižiūrėti, jinai vargšelė. Gyva, dar, žinok, pudrą labai gerai prižiūrėjai gyvą jinai. Aš sakau, aš kai pamačiau musę, tai man pudra atrodo dar gyvens ilgai ir nuobodžiai. Musę tai nepalyginsi, iš tikrųjų musę tai kaip prastai atrodė, aš dabar pasižiūriu nuotraukas, tai man jėzau gaila. Nes... Jo, ten buvo žiauriai išleista, o po musės čia buvo va tokia, kas nežino, šunytė, kad tiesiog vietiniai paskambino, kad, nu, parašė žinutę, kad šuo kažkur užstrigęs ir paprašiau Lauros tiesiog nuvažiuoti, pažiūrėti. Ir kai nuvažiavai, nepagalvojai, kokio čia blecha, ką man čia liepia daryti, karo čia. Nu, ne tai, man tiesiog labai iš tikrųjų buvo gaila, ir buvo gaila liesti, buvo gaila traukti, nes jinai buvo kaip ir gal pastrigus kažkokia, nesuprasi, ir jinai kūda buvo, ir sunku traukti, ir atrodo trauks, ir sulaužysi tu ją betraukiant, bet jinai ir cypė, jinai norėjo būti ištraukta, nes jinai davė ženklų, jinai lojo, jinai bandė atkreipti save dėmesį, tai jai ar ten skaudėjo, sakau, po to ištraukiau, tai jinai tokia...
Oi, net nežinau, tokia atrodo ir skauda, ir viską, dar tenai tas jos vos neskrandis, ten tie visi Jo, vėžiai, ten. Jo. apjauti buvo, gaila iš tikrųjų, bet, taip pagalvoju po to, tai ar jinai būtų tenai, ar ten būtų užkilęs vanduo, jinai būtų paskendus, ar jo. pavyzdžiui, nuo maisto neturėjimo irgi būtų ten galbūt numirus, nuo Ten vandens, nuo dehidratacijos. sušalus, paskendus tikrai buvo ir tiesiog, nors ir sakau, aš kai pamačiau tos auglius, supratau, kad ten nieko mes nebepadarysim, bet va visiems, kai tik tas kelias dienytės parsivežė ir šitaip, nešiltai, bet jaukiai pabuvo ir valgė. Vis normalesnė ta mirtis Jo. buvo iš tikrųjų, negu ten tas pats paskandinimas, ar tenai dehidratacija, ar dar kokia nesąmonė, ar ten nukraujavimas iki tos mirties. O mačiau, pirštinės turėjai, tu pirštinės pasiėmei, vežėsi, ar ten iš kažkur susišaudai vietoje, kai ją ėmėjai? Ne, aš pasiėmiau iš namų. Okay. Vietiniai tai davė tik tai pleistrą. Tipo žaizda per visą pilvą, ten žarnos baigė iškristi, atnešė pleistriuką. Pleistrą ir gavau saldainį dar iš vaikų vietų. O, viešpatė. Ir dar mačiau, buvo čipsais ten primėtyta tenai prie tos musės irgi gal pašėrė. O to tie dar kažkiek vyresnė taja irgi tenai kažką gal pasakė, kad maitino dar kažką, bet nesuprasi. Maitino, ar ten gal tai čipsais pamėtė ir vadinasi tas jų pamaitinimas, žinai. O tau toks matymas, kaip vietiniai, kad jie ateina, čia tipo pažiūri ir kaip tu į tai, pavyzdžiui, kad, taigi, įmanoma buvo ištraukti, tiesiog nieko nedarė. Tau, ta prasme. Aš tik priėjau, iš tikrųjų, iškart jaunesnė tokia jie atėjo, kažką ten žiūri, ką aš darau, aš tenai, ką žinau, nusišypsojau tenai jai, kad neutrali tokia būtų, gal emocija, kad pagalvotų, kad... Jis nenorėjo duoti tokiems, kad ateina pavėpsuoto, nieko nepadeda. Tai žinai, čia ką nieko nepadarysi, ne visi gal nori kišti ten rankas ir... Vaikai, juokinga buvo, iš tikrųjų, šuo merdi realiai ant žemės guliau, čia kai ištraukiau, vaikai ten aplinkui sėdi, dūksta dar kažką, kažkaip nors tėvai nieko, jokios reakcijos, kad, blemba, gal pastraukit, gal nuo to šuns dar kažką, nieko vaikai. Tai jiems, matai, sakau, ant tiek elementarus dalykas, tie gatvės šunis, kai kažkoks balandis, kažkoks balandis ten dviestų kažkur, kam čia jis įdomu, čia, gerai, kada nepaspardo su koja, tai... Tai jau. Reikėtų neblogai, kad paspaudyti ar Jėzus. Bet žinai, gal sakau, gal kaip ir tu sakai, kad kaip paprastas balandis koks ir tiek, nežinau. Bet jeigu sakai 14, jeigu iš tikrųjų vyresnio amžiaus, jeigu sakai, kad 14, ten 15 metų, bet pagalvojus vis tiek vietinis šuo, vos ne kaip kaimynas gaunasi. Tam rajone visi ją pažinojo ir mes pažinojom, ir netgi lietuviai tokie buvo kažkada atvažiavę, irgi tenais tam viešbutį tokiam šalia gyveno, ir jie užkrikštė ją vardu Musė. Tai ir mes žinom, jau nežinau, kokius 5 gal metus jau ją žinom, ir toks likimas, bet ačiū Dievui, ta prasme, kad, pakasėm, padarėm kapelį, tai viskas gerai, dabar žiūri iš viršaus ir dėkoju tau, kad išgelbėjai ją nuo tokių kančių. Irgi dėl normalesnės mirties, blemba, nei sakau, ten po to pagalvojau, kad, blemba, paskesti irgi ne kažką. Jo. Gerai, nežinau, jau gal kažką panašaus aptarinėjau, be oras tau nelabai pasisekė su Gyčiu, tas kelias dienas buvo toks geras, o po to toks lietus, kas užknisdavo be oro dar? Gal tos smėlio musytės? Prie pliažo, ne? Jo, bet tai čia, ką žinau, kad miešti pastovi visur viską, tas, sakyčiau, gal prakaitas, gal irgi... Bet, ką žinau, po kažkiek laiko jau kaip ir susinormalizuoja, jau pripranti prie to pastovaus prakaitavimo realiai, vaikštyti tenai. Bet tai, ką žinau, nebuvo taip, kad kažkas labai blogai būtų. To sakau, nebent gal smėlio musytės, kažkas tenai labai Gyti irgi sukandžia visą nugarą, po to sako, man niešti negaliu paskasyti. Nevarėte vaisinę kažkokiu ten tepaliukui, ką nors senai? Ne, ką ten? Jo, o šitie šunų kaukimai, kaip iš jūs atsibusdavai, neatsibusdavai, kai jie kaukdavo ar lodavo naktį? Tai būdavo visą laiką realiai viena ausim klausau
ir tada klausai, ant kiek ten, tarkim, pradeda ten savo tenai serenadas jie ten dainuoti. Ir tada realiai klausais, ar ten dasieis iki pykčių kokių realiai, ar ten kažkas blogo nutiko, ar jie ten nenustoja po 5 minučių, nu, visą laiką taip. Ir sakau, kai jie būna susipyksta, tas pats Krupis su Pifu irgi, kai pykdavosi, klausais, ar jau ne katastrofiškai blogai, jeigu jau kažkas... Jau neperėjo į kitą lygį, ne? Jo, jeigu ką, tai iškart bėgi lauką, žinai, žiūrėti, nes po to blemba, nukas ranką, nukas galvą, dar kažkas irgi nefain. O bėgdavai ar šaukdavai tiesiog, nes mes, pavyzdžiui, šaukiam iš antro aukšto ten, šuniai! Na, taip, aš ateidavau, visi, patylėkit. Bet tu su kištukais ausų nemiegoji, ne? Ne. Gytis miegojo? Nu, pačiai pradžioje jis miegojo, po to jau kaip ir pripratom realiai keltis bent jau kartą per naktį ir tada arba kokią 6 arba 8 kokią ryto irgi dar keliesi dar vieną kartą, nes irgi vėl kažkas pamato, pradeda tenai savo serenadas paleidžia. Jo, nu tai vienu žodžiu. Porą kartų per naktį jo, bet nu kažkaip nežinau. Išmokom ir realiai užmigti vėl, arba ten sėdi, knapsi, dar kažką žiūri. Gerai, taip. Iš vis yra kokių, kaip sakant, regrets, ko gailiesi? Kažką, ar kad kažko nepadarei, nepamatei, kažko neparagavai, ar kažko. Nežinau, gal reikėjo daugiau vaisių valgyti. Kad ir taip aš jų valgiau, bet va irgi manęs klausė, sako, nu atsivalgiai vaisių jau tenai tų gerų visokių vaisių. Nu blemba, nu negaliu pasakyti, kad atsivalgiau, duotų man dabar tą patį, kokį, nežinau, mangą, duotų man arbūzą, duotų ten kokį tą drakono vaisių, sulapnuočiau kaip pirmą kartą, nežinau. Nu, kuris labiausiai patiko iš visų, kurį valgytum ir valgytum? Ananasas labai didelį įspūdį padarė, iš tikrųjų, mango labai skanus buvo. Biškai kitoks ananasas negu iš Maksimos? Oi, žymiai, dar parvežiau irgi šeimai, irgi parvežiau. Rimtai? Sako, kiek parvežiai? 2 parvežėm, vieną Gyčio pusį, vieną mano pusį, tai parvežėm, sako, oho, sako, nu dar tokia neragavę. Lagaminė vežiai neišėjo ten kokia košelė? Ne, gerai, viskas tvarkoja, tik tai dar vežiau šitų rambutanų. Aha. Ir dar kažkokių vežiau, tai biški tokie jau pajuodę buvo. Rambutanai, man atrodo, tie su spigliukais tokie. Jo, bet spigliukai, bet jie tokie lankstus, tokie minkšti tokie. Jo, biški rambutanai gal per kelionę pagedo, tik tai... Bet jie, kad ir pajuoduoja, viduj ten nelabai, ta prasme, kas veikia, ten tik išorė gal negražiai atrodo. Jo, tai visi paragavom, visiems patiko, faina. Po to irgi klausė, sako, blemba, sako, ir drakono vaisių dar parvežėm po vieną irgi abiejom pusėm, tai sako, žiaurus, sako, tenai valgai kiek nori, tu drakonų vaisių, čia Lietuvoje po 6 eurus vienas kainuoja. O tikriausiai atspėsiu, koks pats nemėgstamiausias ar koks ten šlikščiausias vaisius. Manau, žinai, šitą istoriją. Ašgi parvežiau pažįstamiems ir draugams durieno saldainių ir durieno pyragėlius toks mažas buvo, kai pirkau, aš galvau, kad ten šiaip kokie vaisiai, pasirodo, ten durieno tas buvo pyragas ir kas turėjo vaikų, tai vaikai sako, galiu mama saldainį, galiu mamai po to. Žiauriai. O tėvai tai laikosi, ne? Jo, nu, kitiems patiko, bet kitiems dažniausiai, nelabai, baisus, ta prasme, kas bus Tailandė, būtinai paragaukit durieno vaisius, nes, vertas vieną kartą paragauti, kad po to galėtum žvengti ir aptarinėti su kitais draugais. Jo, iš tikrųjų nesąmonė tenai yra. Ir po to mes irgi tenai... Tu, durieną valgiai patį, ne? Durieną, aš iš Bankoko, kai važiavom, tada pasiėmiau. Sakau, pasimsiu, nes galvojau, kad čia tas duonvaisius. Kaip man patinka, va, paimsiu, paragausiu, nusivežiau į autobusą, atsisėdau. Žiaurės tas autobusų tau. Nu, bet mes po to irgi, va, tas paskutinės dienas irgi varinėjom po tą Bankoką ir praeini tuos vežimėlius, kur pardavinėjo tą durieną. Tai net patiems toksai, blemba, kaip aš galėjau tokį įsidėti, žinai, ir iš tikrųjų dabar tai pagalvojom,
Kaip mūsų tada neišvarė iš to Jo, autobuso, iš tikrųjų ta prasme, žiauru yra. noriu pasakyti kitiems, kad durianas yra vaisių karalius ir jis Tailande daug kur jo negalima neštis, nes jis labai labai smirda. Ir į viešbutį, į autobusą, nu niekur negalime jo neštis, net kitur baudos yra ten apie 30-50 eurų. Ir Laura kažkaip sugebėjo autobusą įsinešti, nežinodama. Ir ten pasmardino, jaučiu visą autobusą ir po to jo, ten jaučiu iš mandagumo žmonės tavęs neišvijo, ten nežiauriai turėjo Dar, smirdėti. dar kelionės realiai pradžioj tik sėdom, žinai, biški pusvalandį pavažiavom. Nu ir davai, nu ir tada 4,5 valandas važiavom su Durianu blemba sėdynį ir dar palikau aš jį, kai išėjau iš to autobuso, užkišusi sėdynę. O šitą žvilgsnių nebuvo tokių įtarių. Oi, net nežinau, aš nelabai kreipiau dėmesio, aš žiūrėjau į vaizdus, bet tai dabar tai aš nenustepčiau, jeigu ten ir žiūrėjo į mane, jeigu ten ir žiaukčiojo kažkas už mūsų, tai bet tai... O jackfruitą iš vis pavyko paragauti jackfruitą? Ne, neradau, aš taip niekur neradau iš tikrųjų. Velnes, tai klausyk, reikės daryti dublį 2 į Tailandą. Jo, tai aš jau sakau, blemba, ir jau šunų pasilgau, jau taip žinai, Rimtai pasilgai? Jo, blemba, aš taip pasilgau, sakau, norėčiau vėl dar pasilabinti viską ten su jais. Tai kuris mėgstamiausias šuo tavo, klausyk? Jeigu galėtum imti ir vežtis, va, pavyzdžiui, kuris tau labiausiai iš širdį užkabino? Aš net nežinau, ar aš galiu iš tikrųjų atsakyti, visi tokie savų kliurkų turi, visi turi tokių, nu, pavyzdžiui, nežinau, taikia meilį pastoviai, jinai laksto, tenai pastoviai palainu, va, kaip ir reikalų ministrė, visą laiką ten vaikšto visur, žiūri, ką tu veiki, dar kažką ten. Rūpis va juokingas, kad jisai rankas nukandavo, kojas nukanda. Vinsas važiūri, nežinau, su meilė, begalinė į tave, nežinau, žiūri ir sakau, dar ką mes turim, visokių ten, nu, su pupa susibendravom, kaip jinai per tos lietus, per audras, kaip jinai bijo, kaip jinai ateina pas tave to tokio, kaip vos ne už nugarą kažkokio ateina, pasislepia ir atrodo, nu, tokia, nežinau, nu, sakau, visi tokių savų, Margis irgi juokingas, jog darys, pavalgo visą laiką, jam dukimas užeina. O kaip morkeliūtė, net morka, pavyzdžiui, grįžau, žinok, iki šiol ant manęs dantis griežė ir nors va dabar aplinkui va sukasi jinai, morkė, bet tokia visa kažkokia, nežinau, ką tu jai padarėjai, prikalbėjai kažką apie mane, nenori draugauti su manimi. Ne, aš nežinau, jinai gal tiesiog užpykos ant tavęs, nes jinai nelabai išeidavo, jeigu išeidavo, tai va, jeigu būdavo ant lovas, tai prigaudavom, tai kai va grįžtam, nepasakyti, kad labai jau pikta. Nu, į tokį, bet ta prasme, nu, eidavo ją paglostyti, nebūdavo tokie, kad lėkia. Nu jo, bet vis sakau, jinai tik pasirodydavo, kai mūsų nebūdavo, nes atrodo taip užklumpi, tik tai, kai vareliai išvažiuoja į kokį miestą ir sugrįžti, tada pasižiūri, jinai ant lovas ir tipo, o ne, aš ne vietoj, nu, tipo, va, taip, va, kažkaip, nežinau, ir iš karto tepdavo slidės, nelabai ten ėjo su ją bendrauti, bet va, vis tiek, ką žinau, pasiglostinom, kol va neždavom į lauką, pavaikščioti dar kažką. Jau gal ir susibendravom iš tikrųjų, mes šiek tiek su ją, nes išvesdavom į lauką, jau kai pareina, jau kažkaip drąsiau biškai ir pro to šunis eina, paėmė tą pavadėlį, vaikšto jinai tenai. Nu, perduok morkė linkėjimus, va. Morkiuko, nu kaip tu laikaisi, važytė. Sako, kas čia kalba, sako, tik tai. Gerai. Kitas klausimas, be vaisių, ką skaniausiai valgiai iš vis, va, iš taiško maisto, ką iš visų užsisakius, ką nors tokio, ar kas labai nepatiko, ar kas labai patiko, ką galėtum valgyti. Nu, žinau, čia vien ryžiai, bet gal kažkoks buvo patiekalas. Daiktas visai skanus buvo su daržovėm visokios. Ešmelių, vienu žodžiu, Laura vegetarė, tai ešmelių nevalgiau, norėjau sakyti. Ešmelių nevalgiau. Man tai vaisiai be galo skanus, aš vaisius galėčiau kapoti ir kapoti. Nežinau, o Gyčiai gal koks nors patiekalas? Oi, sorry, vos nepamečiau. Ką Gytis valgydavo? Koks mėgstamiausias? O jam iš tikrųjų, kad ir kaip keista, bet jam tai jis irgi nemėgėjęs bandyti naujų patiekalų, bet jam labai krevetės patiko, labai maistas su krevetėm ir pasiėmė. O tai palauko, jis ne tas, kur sakė, nevalgau jūros gėrybių? Tas, jis nevalgė šį. Tai jau kamarą paragavo ir sako, blembas, sako, visai skanu, reikėtų dar kažką paragavo. Jo, jisai, sakau, neeksperimentuoja, bet va, kažkaip jam patiko.
Geras. Išvis su Gyčiu, ta prasme, būdavo kokių nesutarimų va, dėl šunų, kad ką nors tu vieną sakai, jis ką nors sako kitą, tu sakai tą daryk, jis sako, ai, tai nedaryk, taip bus gerai. Ką nors dėl šunų būdavo, kad nesutardavot. Ar dėl šėrimo, ar dėl ko, ką nors. Ne, iš tikrųjų su šėrimu tai jisai labai irgi prisėmė, iš tikrųjų labai daug man padėjo, nes visą laiką, nu jau, jisai kaip pasiūlė dienų, labiau kol šviesų dar, tai kokią Aha. kokią 5 valandą dar pamaitinti, kad matytume, kur einam, kas vyksta ir ten A, dėl sėti gyvačių. ištirti. Nu jo, tai va jisai realiai, sakau, va, dėl to padėjo, nes būdavo tokių irgi dienų, kad, žinai, gali lovai, blemba, kaip tingi, nu sako, viskas jau varom, tipo, pamaitinsim. Tai va, sėdam, šokam, viską greitai pamaitinam, visi ramus, visi pilnais pilvais ir, o daugiau nežinau, buvo, bet tai tų sutarimų, bet tai čia gal ir nuo pervargimo, gal ir nuo tų prakaito, nuo to šilumos, gal šiek tiek, bet tai čia tokie. Nebuvo, Žinai, vieną kad krautųsi lagaminą jisai ten anksčiau laiko. Ne. Dar nebuvo taip baisiai. Aš spėjai klausyk fotosesiją savo pasidaryti tą prie palmių tenais. Pasidariau paskutinę dieną, bet aš dabar ten tiek nuotraukų blemba, dabar žiūriu. Tai tenai iš 100 nuotraukų vieną kokią, nes žinai, atvalgius vaisių visą mėnesį, išsipūtus kaip nežinau kas, tai tenai atrodau kaip nežinau, ten dramblys su suknele, tai žinai, vieną kokią, žinai, kur pasisukus šiek tiek ten gal kampas toksai normalesnis, tai ten va vieną nuotrauką kokią, ten skubiški pastovėjau, papozuoju, žinai, tai va prakaitas visą kaktą, žinai, išlapė tenai, po to, nu vienu žodžiu. A tu vis dar dažydavais kiekvieną dieną? Ne. Jau buvau paviršus, žinok, jau atvažiavau, čia galvoju, blemba, vėl reikės dažyti. Aš pamenu, kai tu atvažiavai ir antrą ar trečią dieną kažkur sakai, palada, reikia nusipiešti veidą, pasidažyti, gal blemba, kur tu čia tau viskas nuvarvės? Ne, jau paskutiniam dienom tai iš viso ten būdavo, jeigu kur nors geresnis oras, tai dar šiek tiek gal tušą pasidažydavau, bet daugiau nieko, nes, nu, arba jeigu lyja, tai nubėga, arba prakaituoji realiai, po tokį pandą atrodo. Vanduo, arba prakaitas, arba lietus. Nu, kažkas vis tiek nuvala. Buvot prie krioklių dar tų nuvažiavę tenais, žuvis pamaitinti savo manikiūrų, pedikiūrų. Jo, buvo, man tai patiko, dar varėm, kada gal čia kokias 3-4 dienas prieš išvažiavimą varėm. Tai žiauriai iš tikrųjų linksmai pasibuvom, nuvarėm. Į kurį čia varėt? Į tą kitą, man atrodo, kur lengviau, biškai lengvesnis. Čia kur centriukė toks gal, jo? Jo, man atrodo, jo, tenai labiau, kad nuvarėm ir tenai atvarė, po to dar su viena Anglė irgi susipažinau, tenai vietoje pakalbėjom mokytoją irgi, kur tai pakalbėjom su ją, po to ten matėm dar atvarė tą jų grupelę, tenai bachuriukai tokie irgi. Tai po to pradėjo nesąmonės daryti nuo tų krioklio tenai, tai tas priėjimas dar yra toksai irgi, pradėjo ten čiuožinėti vos ne kaip ant vandens kalnelį, nu, vieną kartą nuvarė. Ten žinok, aš esu čiuožus. Man tai, aš ten jų pamažiūrėjau šoną, aš mane užšiknas skaudėjo, nes aš sakau, matau, vieną kartą čiuožė, žinai, kitą, pirmą kartą tai baimės pilnas akis pas juos buvo, antrą kartą jau normaliau. Trečią kartą vėl ten kažkaip praslydo, neužsikabino, vėl mačiau po to 4 kartą gal subinę nusitarkavo normaliai, nes tai, kai, žinai, varo ir tai pakyla, žinai, ir po to eina šikna, užšikno susijėmė. Jo, šitą. Nu, bet šiaip faina buvo žiauriai, man patiko, norėčiau dar. Ką iš vis, pavyzdžiui, jeigu kitais metais mes planuotumėm, ieškotumėm žmogų, ką tokiam žmogui patartum ar kažką pasakyti norėtum, kad, nu, kaip aš sakiau, kad daug kas įsivaizduoja, aš atvarysiu, žinai, čia šuniukai aplinkui, kaip kokiam pas Bembi pasakoji, žinai, aš čia sėdėsiu, kavutę gersiu, šuniukai aplink mane strikinės, ką tokiam žmogui iš vis pasakytum, kad ko tikėtis, kaip ką nors ar pasiruošti, ar kažką. Nu, nežinau, gal, kad tikrai negalvoti, kad tenai, nežinau, vien visi tvarkingi, visi gražus, visi tenai šunys laimingi, yra atsikelia pikti, vienas ant kito pyksta, pasiruošti tai, kad vis tiek reikia juos drausminti kažkiek,
kad Jėzau. Ir čia vat dar tokie. Kas ten sėdi modeliukas, labas, duonkė, labas. Jau kaip įsivaizduoju, kad tavęs negirdi. Nežiūri, sako, aš nežiūrėsiu tą kvailę. Jo, kad, reikės tvarkytis, reikės vis tiek 30 šunų nėra, ne 2, kad jie savais reikalais užsiema, tai padaro savo tvarką. Ir sudukai, ir mižaliukai, ir viskas bus, ane? Taip, visko ir apmušta, ir apšikta, ir tvarkytis, ir atrodo susitvarkai jau kaip gražiai, va padarysiu video, kokį pafilmuos ir va deda kokią, nežinau, va vėl tenai viskas suvelia, muzika ir vėl viskas iš naujo. Kol nueini kamerą pasimti ir viskas suvaryta. Jo, tai žinai, čia filmuoji, tai nežinau, stengiasi po to jau praleisti, jau kur, tą kampą, kurio nereikėtų filmuoti, jau nebefilmuoji, žinai, ten apeini. Geras. Jeigu dar reikėtų važiuotum? Jo, drąsiai važiuosiu. O Gytis? Už jį negaliu kalbėti, nežinau. Bet aš drąsiai važiuočiau, aš sakau, aš jau dabar sėdžiu, žinai, ir taip, blemba, norėčiau dabar tą paglosti, tada paglosti. O šiaip, pavyzdžiui, vat nenorėtum iš vis vat į Tailandą atvaryti ir pakeliauti, vat nesudomino, nepagavai tokio, kad azarto, būtų fainiai, žinai, pasitrankyti po visą Tailandą. Sudomino, iš tikrųjų, Tailandas labai man patiko, labai graži šalis, labai daug turi visokios iš tikrųjų veiklos ir man patiko tas, kad iš tikrųjų neišsileidome kosmiškai daug pinigų labai, nes tos kainos nėra tokios labai, aišku, reikia, negali savo beleko eiti ir leisti ten dar kažką vienu žodžiu, bet didžiąją daugumą tu gali savo leisti vis tiek. Ir šiaip labai gražios tenai ir jų tos šventyklos ir tie pastatai dideli, viskas, labai, ypač centras labai patiko, bet labiau gal salas norėčiau dar pasižiūrėti, ten kitas visokias tenai. Įdomu, iš tikrųjų dar sugrįžčiau, tikrai į Tailandą. O kai buvot tas pusantros dienos Bankokė, kai leidot, ką dar buvot be to pastato, kur ten visas Bankokas atsiveria, kur dar buvot nuvarę? Į tą Chinatowną nuvarėm. Prisipirkai kokių kinietiškų šudukų? Ne? Ne, kažkaip mes ten žiūrėjom, biškio paikščiom, dar žadėjom kažką gal ten užvalgyti. Radau veganišką restoraną, tai aš tenai nuėjau, nežinau, man akis ant kaktos išvirtusios, aš ten žiūriu ir to noriu. Bet tai tų veganiškų nėra, žinok, Bankokė bent jau kažkoks deficitas šiaip, ta prasme, tikrai jie yra populiarūs, tie veganiškų visai. Jo, bet, žinai, radau visiškai veganišką, žinai, net nepatikėjau, žinai, pavadinimas tenai tos kavinės irgi buvo gal So Vegan ar kažkas tokio, vegan, aš nuėjau ten pas juos, sakau, čia pas jūs visas meniu vegan, jo, sako vegan, gerai, blem. O gal užsieniečiai buvo savininkai, ne? Ta prasme, aš nežinau tenai, gal ne, man atrodo, kad tai, bet aš net nežinau, ar ten savininkai, žinai, gal dirba darbuotojai, gal paprastai tiek. Aišku. Tai ką, mes apturėjom pokalbį su Laura, mūsų auklytė, tai labai ačiū tau, Laura, dar kartą, kad va čia atvarėt su Gyčiu ir atlaikėt tas 2 savaitės, sakau, gaila, kad neišėjo apsikabinti išvažiuojant, bet, sakau, labai ačiū už viską ir, manau, visiems palaikysim ryšį ir galbūt, kas čia žino, gal vėl susitiksim, jo? Tai labai ačiū tau už pokalbį ir vienu žodžiu susimatysim, kada nors. Labai ačiū.